Sveiki, čia Kotaro ir būtent nuo praėjusių metų pabaigos aš pradėjau gido darbą, gidavimą ir vedu ekskursijas po Japonijos miestus, kaip po Kyoto, po Osaką, po Tokiją ir net po Japonijos provincijas, kaimus ir taip toliau. Ir tada galite daugiau sužinoti apie Japoniją, apie vietas, kurias tik vietiniai japonai žino. Ir apie kainą. Pagrindiniai tai kainuoja 100 eurų vienam žmogui per dieną. Bet jeigu būsite daugiau nei 3 žmonių grupėje, tada tai kainuos 250 eurų per dieną. Na tada, jeigu norite gido Japonijoje, tada man parašykite asmeniškai žinutės per Instagramą, Facebooką arba net elektroninį paštą. Galite rasti video aprašyme ir aš laukiu jūsų žinutės. Ir per mano gidavimą galite daug daugiau galite sužinoti, pamatyti Japoniją. Ačiū. Sveiki, kaip gyvenate, čia Kotaro ir dabar esu labai žymioje šventykloje Kyote. Ir tai vadinasi Fushimi Inari, būtent ten rašoma japoniškai, bet tai hieroglifais. Ten yra pagrindiniai vartai, tai įėjimas būtent ir už vartus yra geležinkelio stotis. Aš tik įėjau ir čia irgi yra labai dideli vartai, o šitie vartai būtent sakoma, apie šituos vartus sakoma, kad buvęs Japonijos valdytojas aukojo tuos vartus. O būtent apie tuos vartus sakoma, kad buvęs Japonijos valdytojas pavadinimu Toyotomi Hideyoshi aukojo šiai šventyklai 16 amžiuje. Netiksliai tai 1598 metais. Ir sakoma, kad tada buvusio Japonijos valdytojo motina turėjo blogą sveikatą, todėl jis atėjo čia melstis už jos sveikatą ir po to ji pasveiko. Todėl, kad padėkotų, jis būtent čia aukojo šituos labai didelius vartus. O būtent šitoje šventykloje, Fushimi Inari šventykloje, pagarbinamas ryžių ir derliaus dievas. Ir čia matote, abipus vartų yra lapės. Tai manoma, kad tai yra dievo pasiuntiniai arba globėjai. Ir jeigu arčiau matote, šitą lapę turi brangų akmenį. Ir tai simbolizuoja dvasinę galią, stebuklus ir troškimų išsipildymą. Ir kita lapė turi raktą. Tai manoma, kad raktas į ryžių sandėlio. Aš tik praėjau tuos vartus ir čia yra didelis pastatas, tai vadinasi Gehaiden. Ir tai būtent vieta, kur žmonės linksmina dievą, dievybės ir taip toliau. Ir dar buvo maldos vieta. Įprasti žmonės tik čia galėjo melstis. Ir galite matyti, čia yra žibintai ir yra pieštas žvaigždynas, matote. Šitas tai turbūt vėžys ir šitas, nežinau, kas čia yra, turbūt ožiaragis ir tai svarstyklės. Šitas tai aš nežinau. Kas čia yra? Nežinau. Čia todėl piešta 12 žvaigždynų. Ir čia yra pagrindinė maldos vieta. Ir anksčiau tik vienuoliai, šios šventyklos vienuoliai arba svarbus žmonės galėjo čia melstis. Ir čia irgi yra globėjai, kaip matote. Tai dievo pasiuntiniai lapės. Šita lapė turi ryžių varpą, bet šitą varpą
nieko neturi. O būtent čia yra maldos vieta ir už maldos vietos dar yra toks pastatas. Sakoma, kad tai pagrindinis pastatas, pagrindinė maldos vieta ir tik šintoizmo, galbūt šios šventyklos šventikas tik čia gali įeiti. Ir kiti žmonės tik čia gali melstis. Toks yra pastatas. Todėl yra vartai ir gehaidėm, tai ten, kur linksmina Dievą ir dar maldos vieta ir dar yra pagrindinė maldos vieta. 4 pastatai eilėje stovi. Ir kaip matote, šita pagrindinė maldos vieta turi tokią labai ilgą stogą. Bet šita dalis yra labai trumpa. Tai reiškia, kad šis pastatas yra labai svarbus ir labai šventa vieta. Jeigu turi tokią, tik viena dalis, viena stogo dalis yra labai ilga. Tai reiškia, kad yra svarbi vieta. Ir čia dar yra lapės. Ir šita lapė turi rytininį pergamentą. Ir kita tai, nežinau, tai vėl brangu akmenį? Galbūt. Nežinau, turbūt. Ir šios šventyklos teritorijoje yra labai daug maldyklų. Ir kiekvienoje maldykloje pagarbinama kažkoks dievas arba kažkokia dievybė. Ir čia yra šventyklos žemėlapis ir būtent čia stovi, čia įsikūręs kalnas ir būtent visas kalnas yra šventykla, šventyklos teritorija. Todėl ši šventykla yra labai didelė, kaip matote. Ir dabar esu čia ir iš čia galima kopti. Ir visa kelionė į viršūnę truks maždaug 1 valandą arba daugiau. Ten yra viršūnė. Ir čia yra žinomiausia vieta šventykloje, kaip matote, yra labai daug vartų ir visi filmuoja arba daro nuotraukas. Ir nuo senovės žmonės čia aukoja tuos vartus ir sakoma, kad visame kalne yra iš viso 10 000 vartų. Čia labai daug, bet aš manau, kad dar daugiau yra. O būtent tai vadinasi omokaruiši, tai sunkus lengvas akmuo ir sugalvoji norą ir tada, pavyzdžiui, galvodamas, kad akmuo yra lengvas ir pakėli. Ir jeigu tai tikrai lengvas, tai tavo noras išsipildys. Jeigu pakėli akmenį galvodamas, tai sunkus ir jeigu yra lengvas, tai tavo noras neišsipildys. Tokios akmenys yra. Aš išėjau iš čia, iš tų vartų. Ir jeigu suki į kairę, tada dar tęsiasi toliau vartai iki viršūnės. Bet jeigu suki į kitą pusę, į dešinę, tai būtent tęsiasi kitas kelias. Čia tęsiasi kitas kelias
Ir būtent ten yra bambukų kelias. Na, bet kaip matote, jau nebėra žmonių, beveik jokių, jokių būtent. Na, kaip matote, yra daug bambukų, bet nėra sutvarkyta. Na, beveik natūraliai, laisvai auga. Na, todėl tai yra kaip, kiti Japonijos kalnai. Visai nieko ypatingo. Tik kartais pasirodo tokie vartai, maudykla. Na ir išėjau į sodybą. Kaip matote, visai atrodo kitaip. Dar čia būtent visai netoli miesto centro. Ir atrodo kaip kaimas. Labai gera vieta, ne? Ir čia ūkininkė dirba. Man labai patinka toks vaizdas būtent. Labai japoniškas kaimas. Aš išėjau iš pagrindinio kelio, bet čia irgi yra daug vartų, kaip matote. Ir labai daug žmonių nuo seno aukoja čia vartus. Na ir čia yra išmesta vartų dalis. Čia rašoma, kad tai buvo aukota 1995 metais. Tai, visai nesena būtent, bet jau išmesti. Nežinau, kas atsitiko. Čia yra labai sena lapės statula. Kaip matote, jau auga samanos. O būtent, kaip žinote, Fushimi Inari šventykla garsėja pagrindiniai vartais, raudonais vartais, bet dar nuo senovės, nuo kažkur 14 amžiaus žmonės aukoja būtent nuo to laiko dar akmenį. Kaip matote, čia yra akmenį ir tokių akmenų šiame kalne daug yra kaip vartai. Sakoma, kad daugiau negu 10 000 akmenų ir žmonės nuo seno aukoja. Ir žmonės, pradėjo padėti tokį akmenį nuo 14 amžiaus ir laisvai padėjo bet kurioje vietoje ir vadina dar bet kokį vardą. Pavyzdžiui, čia rašoma kuro kaip dievą. Galima vadinti bet kokį vardą. Jeigu, pavyzdžiui, aš turiu vardą Kotaro, todėl aš padėsiu akmenį ir čia pagerbia dievą pavadinimu, pavyzdžiui, Kotaro. Taip žmonės nuo seno daro. Todėl, kaip matote, yra labai daug akmenų aplinkui. Ir aš sugrįžau į pagrindinį kelią ir toliau kopsiu. Dėl to, kad tai yra daug žmonių, tai truks šiek tiek laiko iki viršūnės. Dabar šiek tiek paaiškinsiu apie vartus, o čia japoniškai rašoma auka, paaukojimas. Ir kai žmogus aukoja, tada rašo aukojimo dieną, metus ir dar aukotojo vardas arba
kompanijos pavadinimą. Čia yra būtent kompanijos pavadinimas. Onea. Onea? Nu. Ir kompanijos valdytojo vardas. Na, aš sakiau, kad kompanijos valdytojas, bet tai vadybininkas arba, nežinau, įkūrėjas. O dabar esu vietoje, kur yra kavinė ir dar kita maudykla pavadinimu Kumata Kasha. Nu, taip atrodo. Nu, atsiprašau, labai daug žmonių. Na, yra tokia maudykla. Labai tamsu. Ir čia yra tvenkinys ir sakoma, kad tai keiploji ir jeigu girdi aidą iš kitos tvenkinio pusės, tai reiškia, kad iš mirusiųjų šitas garsas aidas. Nu, taip sakoma. Na, dabar atėjau į vietą, kur atveria geras miesto vaizdas. Na, bet dar čia nėra viršūnė. Dar toliau reikia kopti. Na ir iš čia dar geresnis vaizdas atsiveria ir daug žmonių čia sėdi. Iš tikrųjų, jau čia visi baigia savo kelią ir grįžta atgal, bet dar čia nėra viršūnė. Dar viršūnė toliau tęsiasi. Bet dauguma žmonių, turistų čia pasiduoda. Toliau įprastai neina. Na, aš dar toliau eisiu. Jau labai mažai žmonių. Daug mažiau. Na ir dabar esu jau Kauno viršūnė. Na ir čia yra maudykla ir sakoma, kad čia pagarbinamas dievas, ryžių ir maisto dievas. O, turbūt, šitoje akmenyje, pagarbinamas dievas. Na, šitas Inari kalnas yra 233 metrų aukščio, todėl nėra aukštas iš tikrųjų. O šitame Inari kalne, bet kuris žmogus gali aukoti vartus ir pigiausiai vartai kainuoja 300,000 jenų, tai beveik 1700 eurų. Ir brangiausi vartai kainuoja beveik 1,890,000 jenų, tai beveik 10,790 eurų. Nu, tai brangiausi, tai tikrai brangus labai. Na, bet jeigu turi pinigus, tai, nežinau, įdomu būtų aukoti vartus, jeigu yra kompanija ypač. Ir čia pagarbinamas dievas, kelio ir nukreipimo dievas. Nu, kaip matote, čia jau labai dar mažiau žmonių. Ir toliau eisiu. Na ir dabar esu viršūnėje. Čia yra aukščiausia vieta. Na, šito Inari kalno aukščiausia vieta tai 233 metrų aukščio. Ir šioje viršūnėje pagarbinamas dievas, tai pagrindinis šios šventyklos dievas. Na, aš buvau viršūnėje, bet staigiai labai daug žmonių atvyko ir ten dabar pilna žmonių, tai nemalonu kalbėti ten. Todėl čia aš kalbėsiu apie šito Inari kalno pagrindinį dievą. Ir šitas dievas susijęs su žemdirbystė ir ryžių derliumi ir dar gyvenimo klestėjimu. Toks yra pagrindinis dievas. Na ir iš čia galima sugrįžti į pagrindinį šventyklos pastatą arba
iš čia būtent žmonės kopia. Na, bet aš turbūt iš čia sugrįšiu, nes čia mažiau žmonių. Aš jau nenoriu būti minioje. Jau pakankamai užtenka. Na ir šiame kelyje irgi šiek tiek yra vartai truputį, bet apskritai, kaip matote, na, atrodo kaip įprastas kalnas. Na, bet yra laiptai ir patogu galima, šitie laiptai būtent netęsiasi, tęsiasi, todėl patogu galima nusileisti be problemų. Na, ten yra krioklys ir maudykla. Na, bet čia įeiti draudžiama kažkaip. Na, bet aš iš kitos pusės įėjau ir galima arčiau eiti prie krioklio. Tik čia galima matyti, iš čia galima matyti iš viršaus. Na, bet tai krioklis, sakoma, bet neatrodo kaip krioklys. Na, tokia vieta šiek tiek mįslinga, magiška vieta. Ir dar laiptai tęsiasi į viršų. Žmonės net tokioje vietoje aukoja vartus ir akmenį. Matote? Labai laukiniai atrodo aplinkui. Dar yra laiptais. Na, dar tęsiasi laiptai, bet aš toliau neinu. Na, būtent čia aplinkui tęsiasi kalnai. Todėl aš manau, kad šitie laiptai tęsiasi iki kito kalno viršūnės. Čia yra bent 36 kalnai būtent Kioto miesto rytinėje dalyje. Ir Inari kalnas tai vienas iš jų. O būtent šitie žymiai raudoni vartai yra sudaryti iš kedro, kedro medžio būtent. Aš manau, kad tai kedras ir iš to medžio būtent gaminami šitie vartai. O kedrai Kioto kalnuose labai daug auga. Todėl yra labai daug medžiagų. Na ir būtent šito kalno papėdėje yra gamykla ir šitoje gamykloje gamina tuos raudonus vartus. Ir žmonės čia neša būtent kopdamas šitą kalną. Aš manau, kad tai labai sunkus darbas, nes brangiausi vartai tai labai dideli. Tai reikia žmonės nešioti, negali važiuoti mašina, tik pėsčiomis. Na ir čia irgi lapės, kaip matote,
Ir šitą lapę turbūt turi brangakmenį, kurį simbolizuoja dvasinę galią, stebuklus ir troškimų išsipildymą. Ir čia, aš galvoju, kad tai raktas, bet turbūt turi rytininį pergamentą. Tai išminties arba dieviškos žinios simbolis. Būtent pastebėjau, kad iš kitos pusės galima įeiti į maldyklą. Kažkaip, matote. Bet nežinau, kodėl čia galima. Čia turbūt privačias žmogus aukojo. Todėl toliau neinu, vis tiek. Matote, tokioje vietoje kažkas gyvena. Wow. Ir čia irgi vartai. Jau nežinau, ar čia yra privačia vieta, ar dar galima eiti. Bet jo. Čia akivaizdžiai kažkas gyvena, nes matote šviesa. Wow. Įdomu, tokia vietoje kažkas gyvena. Aš čia bijočiau gyventi. Tik yra vienas namas, čia aplinkui nėra kitų pastatų. Yra kažkokie pastatai, turbūt, nežinau, sandėlis arba kažkas. Wow, aš negalėčiau čia gyventi ir čia baisu, nes gali būti nuošliaužos. Yra grėsmė tokia, nes yra kalnuose. Wow, įdomu. Taip atrodo kelias į šitą namą. Čia, aš manau, kad mašinos negali įeiti, tai tik pėsčiomis galima įeiti. Bet čia irgi yra namas, būtent. Ir yra mašinos. Iki čia vis tiek galima įvažiuoti. Wow. Ir čia auga daug persimonų, labai daug. Ir čia turbūt auga apelsinis. Ir čia yra gražus bambukų miškas. Dėl šviesos labai magiškai atrodo. Gražu būtent. Wow. Matote, šitie lapai labai ryškiai, kaip sakyti, ryška raudona spalva. Labai gražu.
aš sugrįžau į pagrindinę šventyklos vietą. Na, šiandien tai labai gražus vakaras, bet labai daug žmonių, be galo daug. Na, apskritai dėl to, kad čia labai daug žmonių, na, visada, ypač rudenį dar bus daugiau. Man nepatinka ši vieta iš tikrųjų. Na, aš čia praleidžiau beveik 2 arba, nežinau, 2 valandas turbūt. Ir esu jau labai pavargęs nuo kopimo ir nuo žmonių minios. Tik 2 valandas aš tam buvau ir jau labai pavargęs. Man jau užtenka. Aš sugrįsiu, ačiū, kad žiūrėjote ir iki. Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!